Pastaraisiais metais miego mokymas vis dažniau aptarinėjimas socialiniuose tinkluose. Deja, ne visada objektyviai. Vieni autoriai kelia klausimą, ar palikimas kūdikį išsiverkti gali turėti ilgalaikių padarinių smegenų vystymuisi. Tokios mintis dažnai sukelia tėvams kaltės jausmą ir abejonių laviną. Tačiau ką iš tiesų rodo mokslas? Vaikų miego specialistė daktarė Jodi Mindel, vadovavusi kelioms išsamioms literatūros apžvalgoms, pastebi, kad daugelis kritikų remiasi ne klinikiniais tyrimais, o teoriniais darbais ir išimtinėmis situacijomis, neturinčiomis nieko bendro su trumpalaikėmis miego mokymų intervencijomis. Ji kartu su kolegomis vertino šiuos šaltinius ir atskleidė. Dažniausiai tai nėra mokslų pagristi argumentai. Tuo tarpu klinikiniai tyrimai rodo priešingą vaizdą. Miego mokymasis dažniausiai siejamas su teigiamais pokyčiais kūdikio miegui ir neturi jokių išmatuojamų žalingų pasekmių. Prieš formuodami nuomonę pasitikrinkime, ar šaltinis, kurio remiatės, yra moksliniais tyrimais paremtas ar tiesiog garsiai nuskambėjęs nuomonių straipsnis. Tėvystėje svarbu ne tik intuicija, bet ir gebėjimas atsirinkti patikimą informaciją. Nes mokslas tai ne triukšmas, o kryptis į aiškumą.